Gerai. Ir Vilma, aš prašau tavęs energetinėme informacinėme lauke surasti subtilę energetinę eterinę Kamilės kopiją įsikūnijusią žemėje. 1, 2, 3. Radau. Nuo Seimo kaukės ir hologramos fantomas pasireiškia pirmo pradžių pavidalo atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Ir statom švyturėlį žalią raudoną, jei tai jį užsidengia žalias, jei ne raudonas. Žalias. Ir Kamilė išeina iš biorobotų ir atsistoja šalia, jei jos biorobotė yra svetimos kopijos, hologramos, čipai, konstrukcijos, pančia artefaktai, jie išeina ir stoja šalia. Iš čia fantomas. Apsaugome jos fizinį biorobotą apsauginių grinų švarių absoliutų energijos srautų, talpinam Kamilę į apsauginį skafandrą darbui su subtiliaisiais kūnais ir kartu su subtiliaja Kamilės kopija pakilk į diagnostikos kambarį. 1, 2, 3. Mes vietoje. Mes sveikinamės su Kamilė ir klausime, ar ji pasirengusi diagnostikai, ar patikės į mums savo biolauko seansą periodui. Jinai linkčia galvą. Jinai tokiam kaip valkale permatoma. Negali, jinai bando išeiti iš šio. Negali jos plėšti. Gerai, Arūnas, prieini ir suplėšai šitą apvalkalą mano valios jėga ir numetė į jį į kalėjimą narvą. 1, 2, 3. Narve. Gerai. Dabar laisviau jaučiasi. Jo. Prašau, nuskaityk jau tada fizinius parametrus, energijos skaitinė vertė procentais ir šitos energijos vibracijos dažnius skaitinė vertė hercais. 55%. 14 hercų. Mano ketinimo galia atidarau kanalą ir duodu jai 100% energijos. Energija kyla. Atlikta. Gerai, paprašysim Kamilės subtiliosios kopijos išskaidyti į 7 atskirus fantomus. Prašau atlikti vizualią apžiūrą. Ar nėra blokų, patamsėjimų, deformacijų, patikrink čakrų sistemos darbą, patikrink energijos judėjimą, meridianais, duok savo komentarą. Išskaidė 7 atskirus. Violetinio. Mėlyno. Iš vis beveik nematyt. Spalvos turiu omeny. Žydras tas pusiau ryškus. Žalias. Tamsėjimus matau. Geltonas. Pakankamai ryškus. Oranžinis. Irgi toksai blyškus. Raudonas. Irgi kažkokios dėmelės. Žaliam, tai prasme, širdies čakra. Matau kažkas ten. Jinai kaip pramušta šiek tiek. Ir viršutinės. Toks labai silpnas srautas tekėjimo energijos. Gerai. Kai suskaičiuosiu iki 3, visi fantomai susijungia į vieną bendrą. 1, 2, 3. Yra? Dabar perinam prie gilesnės analizės, gilesnės diagnostikos. Duodu diagnostikos komandą ir susikoncentruok, prisijung prie Kamilės biolauko, kuris visame savo energetinėme kūne, visuose savo fantomuose pilnai suprojektuoja visą biolaukę esančią svetimą energiją, visus žemiškus ir nežemiškus kilmės nematomus ir paslėptus prijungtukus ir implantus, visus čipus, bet kokius žymeklius, švyturėlius, visas negatyvas ir svetima energija, uždega ją, apšviečia ją, tu aiškiai matai visą svetimą energiją, jos energetinėme lauke. 1, 2, 3.
Matau šiturėlius raudonus. Kojose, pilve. Žemiau pilve. Šiek tiek aukščiau. Širdies. Plotmėje. Trečioji akis. Kaktoj. Viršugalvis. Konstrukcijų kažkokių nieko nematai dar. Kažkas yra galvoj, bet negaliu identifikuoti, tiesiog dega man raudonai, kaip konstrukcija kažkokia. Gerai. Kamilė, tu pilnateisė savo energijos šeimininkė. Kiekvienas, kas su tavimi interferuoja, automatiškai patenka į tavo valdžią ir tampa tavo įkaitu. Pagal mano komandas visi, kurie su tavimi interferuoja. Ir aš įjungiu ryškų prožektorių ir tu, Vilma, baltame fone aiškiai ryškiai iš šono matai energetinį kūną, nuo galvos iki kojų. Pasirodo visi kanalai, jei tokie yra, į visus interferentus energetinius kūnus. 1, 2, 3. Matau, formuojasi kanalai. Arachnoidas įlėkė į narvelį. Ir visi atsakingų šios kanalus, pajungtukus čipus, daviklius pasirodo narvė kalėjime. 1, 2, 3. Būtybės pritraukiamas į narvą, formuojasi kanalai. Arachnoidas jau sakiau. Humanoidas. Insektoidas. Lizardas. Dar vieną kanalą matau. Kokios narvė? Inkubas su sparnais. Inkubas. Demoniškos struktūros. Dar tokio neturėjom. Dėl to sunkiau identifikavau, pamačiau sparnus tokius, nebuvo išskleidęs. Gerai, tada nusiima kaukės ir hologramos, visos būtybės pasireiškia pirmą pradžių pavidalu atitinkačių savo eterinį kodą DNR. Nepasikeitė niekas. Gerai, Luktark, dar vienas kanalas. dar vienas kanalas. Džinas. Jisai bandė slėptis. Ir džinas. Humanoidas skleidžia garsus kažkokius keistus. Humanoidas. Nepatenkintas. Humanoidas nori ką nors pasakyti, tai prašom, sakyk. Bet jeigu skleisi garsus ir rėkausi, tai mes imsimės priemonių. Kiek laiko tu randies šitam biologė? Kas tu toks? Neteisingas atsakymas. Ir humanoidas gauna 100 000 gercų smūgį. 1, 2, 3. Jis nebuvo patenkintas. Žiūri tą. Atsakysiu į mano klausimą, ar toliau tavim lupti. Eina informacija. Metus kažkur laiko. Jis bando telepatiškai perduoti. Metus laiko. Ką veiki šitam biologė, koks tavo tikslas? Jis tyli. Humanoidas arba kalbėsi, arba aš toliau tave mušiu, kaip sakant, energijos srautu. O galiausiai praradęs kantrybę paleisiu tave gyvos plazmos kamuolį. Ką tu nori sužinoti? Koks tikslas tavo prisijungimo prie šito biolauko? Ir ką spėjai padaryti per šios metus? Konstrukcijos yra šitam biolauke, tavo nėra. Reikės kiekvieną klausimą uždavinėti atskirai. Pasakok. Tikslas. Energija. Sielos dalelės vagiai. Jisai pats tyli, bet man eina informacija. Aš matau, kažkas yra jos
nuo galvos sprandos srity, va tiesiog tam viršutinėje stuburo daly kažkokią konstrukciją matau. Ir galvoj toksai kaip, ne kaip šalmas, kaip kupoliukas toksai įstatytas ir sujungtas su tuo sprandė. Humanoidas Kažkokie įrenginių. čia tavo konstrukcija? Mano. Kokia jos paskirtis? Surinkti energiją. Kokią energiją rinkai? Jos energija. Sielos energija. Sielos dalelės rinkai ar tik tai energiją rinkai? Sielos dalelės yra energija. Patikrinam tada Kamilės sielos pilnumą procentais. Ir po mano komandos 3 atsiranda skaičius 1, 2, 3. 94. 6% humanoidas yra tavo konstrukcijai. Jo, aš matau tą jos energiją tos konstrukcijose. Ir žinai, man kokia informacija įdomi atėjo. Aš matau, kaip jinai griūva. Kaip jinai praranda sąmonę. Ir va tuo momentu kažkas, tada humanoidas pajungia tą konstrukciją. Gerai, tada mano valios ir ketinimo galia šita konstrukcija neskausmingai yra ištraukiama iš šios biolauko ir patenka į kalėjimo narvą. 1, 2, 3. Jinai atsijungia po truputį. Jinai prilipusi buvo prie to stuburo. Sprando stuburo. Jo, ši narvė konstrukcija. Humanoidas. Tu dirbai vienas ar kieno nors užsakymu? Nereikalingi man užsakymai. Supratau, dirbai vienas. Iš kokios tu planetos? Sirijos. Sirijos. Sielų gaudytais? Čia jūs taip mūsų vadinat. O jūs kaip save vadinat? O ko šitie šalia kitokie? Nu, jūs visi parazitai. Jų tai nevadinate sielų gaudytojais. Nu, jie tik energiją siurbia, o šiaip jau sielos dalelių neima. Nejaugi. Dažniausiai tai. Gerai, humanoidas, jeigu tu vienas su tavim, kaip sakant, viskas yra aišku. Iš Sirijos metai laiko konstrukciją tikiuosi rasim tos 6%. Arachnoidas. Kiek laiko tu randiesi šitam biolauke? Perduodama informacija. 4 metai, 5 mėnesiai. Nu ir tavo tikslas? Siurbti energiją, auginti palikuonis. Jisai ant galvos, jisai maitinasi jos viršutinės čakros energiją. Palikuonis augina. Voratinklių kokie nors ten savo užmetys yra? Jau yra. Adatėlės jo. Susirinks viską, aišku. Insektoidas, kiek tu laiko randi šitam biolauke? Perduoda 3 metai, 2 mėnesiai. Palikuonis yra, inkubatorius yra? Inkubatorius vienas yra pilvos srity. Ir aišku, norėsi atgauti jį. Taip, jisai nori. Insektoidas. Man įdomu, insektoidų, kur yra jų planeta, kurioje vietoje gyvena. Kad parazituoja mūsų biolaukuose, tai viskas aišku, bet kur jie šiaip randasi. Jis man rodo kažkokią vaizdinį.
Matau, jie tokie, tokie gana atšiaurios ten tos sąlygos. Jų ta civilizacija. Jie tiesiog, man rodo, bando perteikti, kad tiesiog žemė va tuom ir yra patraukli. Kad labai daug žmonių dar nesąmoningų, nežinančių, kad jie yra ne tik fizinis kūnas. Ir jiem tiesiog dėl to ir traukia šitą mūsų planetą. Ir jie labai paprastai įeina į tų žmonių biolaukus. O kodėl jie savo palikuonis augina mūsų astraliniuose kūnuose? Jiem energija yra tinkama. Ta energija čia labiau ta antroji čakra. Pilvo srities. Oranžinė čakra, jiem labai priimtina šitą energiją. Nelengviau jiems būtų patiems susikurti tą energiją pas save. Auginti, neparazituojant savo palikuonis. Ten rodo, kad ten nėra tokios galimybės. Nėra tokių gerų sąlygų kaip čia. Jie ten irgi, ta prasme, ten kova už būvį. Gerai. Išlikimo instinktas pagrindinis varomasis variklis. Lizardas, kiek tu randiesi šitam biolauke laiko? 2 metai, 3 mėnesiai. Kaip tu patekai į šitą biolauką? Tai rodo situaciją, kai jinai verkia. Jinai labai jausmingas žmogus. Reiškiantis emocijas. Jinai irgi, ta prasme, jisai rodo tiesiog situaciją, kaip šokinėja jos emocija. Ir tiesiog netgi matosi tame eteriniai toj plotmėj, kaip jinai tiesiog tos kaip fontanėliais, pliūpsniais tokiais išreiškdama tas emocijas, tas energijas, va taip. Tiesiog tuo momentu jis ir užėjo jos tą širdies čakrą. Ir dar labiau sustiprino tai. Ir pagrindė siurbė kokią energiją? Žalia širdies. Širdies čakros energija. Ir jisai tiesiog, kai ten apsigyvena ir aš matau, kaip sutrinka ta širdies čakros veikla. Jinai nebeteka ta energija taip, kaip jinai turėtų tekėti švarioje čakroje. Ir jis tiesiog, kaip tampa už tokių, ne tai kad virvučių, vas juos ten, kaip energetinės supynės. Ir toks, ta prasme, pavyzdžiui, jei pasako kažkokį žodį, kuris nuskamba šiek tiek jai ne taip ir jinai labai jautriai reaguoja. Jisai skatina šitas tokias reakcijas jos. Ir minta jos šitą energiją. Netgi virpesius tokius. Jisai, kadangi toks panašus tą mažą driežą mūsų žemėje. Ir netgi jo tas toks kaip čirpimas, nečirpimas, jisai net vibracijas duoda šitai širdies čakrai, kuri fiziniam lygmenį persiduoda ir pulso pakilimu, ir netgi tokių kaip ir ritmo kartais sutrikimų tai čakrai. Supratau. Džinas, kiek laiko tu randies šitam biolauke? Skaičiuoja. Pas yra su tais džinais, kai jie niekaip suskaičiuoti negali. Visi normaliai suskaičiuoja greitai, o jie skaičiuoja ilgiausiai. Džinas. Metai. Apie metus. Nevarg dėl mėnesio, tiek to. Žinai, viskas gerai su skaičiais. Supratau. Kas spėjai nuveikti per tuos metus? Ir kodėl tu šitam biolauke? Kuom jis tave patraukė? Radau vartelius ir įėjau. Ir kas tie varteliai? Džinui nėra sunku rasti silpnasias žmonių vietas.
Jūs turite daug norų? Jūs traukia. Nu, taip, visi žmonės turi savo norų. Aš galiu juos išpildyti. Bet tai ne visi prašo pagalbos išpildyti tuos norus. Bet jūs, kai norite, jūs skleidžiate bangas savo norų. Žmonės ir patys O gali aš savo jas norus išpildyti. matau ir girdžiu. Į virš džino atsiranda skaičiai. 1, 2, 3, koks tai džinas? Auksinį matau skaičiai. 62, 50. Džinas, galiu papasakoti daugiau apie savo hierarchiją. Jūsų džinų. Kokie jūs džinai būnate? Auksiniai, kokie dar? Mėlyni. Kokie dar? Jis mąsto. Ką čia mąstyti? Turiu žinoti. Tikslausmas, kad tiesiog nenori tos informacijos tau perduoti. Džinas, tu jau antras džinas, kuris nenori man perteikti tos informacijos. Reikės su jumis kitaip kalbėtis tikriausiai, biškai griežčiau, kad būtumėt sukalbamesni. Džinas negali atskleisti visko. Man visko ir nereikia, aš tik tai klausiu apie jūsų hierarchijas. Koks džinas yra pats aukščiausias pagal jūsų hierarchiją? Kokie džinai yra patys žemiausios hierarchijos lygio? Man irgi reikia, kaip sakant, plėsti savo akiratį ir sužinoti Jisai apie jūs bando daugiau. parodyti tokia kaip minčių forma apie tą jų hierarchiją. Jisai rodo, kad kuo didesnis tas skaičius, tuo hierarchijoje jis jau stovi aukščiau. Ta hierarchija iš tikrųjų, ta prasme, jinai minusinė hierarchija. Minusinis pasaulis jau. Jisai bando vaizduoti tokią kaip piramidę. Ir auksiniai džinai, kurie piramidės vietoje randasi. Arčiau viršūnės. Jeigu lyginant su demoniška struktūra, jie tokie prilyginami demonam. Mėlynieji, taip kaip panašiai kaip biesai. Ar velnių tas lygmuo. Nes labai taip, tiesiog tos minčių formas labai keičia ir jisai bando kažką parodyti, pasakyti, bet taip padrikai labai. Gerai, nekankinsim jo kol kas šį kartą. Inkubas. Aha, sakyk. Ne, tiesiog jisai dar rodo, kad priklauso dar nuo to, ką jie turi. Tas jų vadinamas indas, toksai su auksinis džinas, jo tas indas su tais pinigais. Tiesiog, kad savo atributiką, dar nuo to irgi priklauso ta jų hierarchija. Ir nuo galios, jeigu aukščiau stovi hierarchija, jie gali vogti ir sielos daleles. O pas tavęs džinas yra sielos dalelių pavogtų? Ar viską humanoidas pavogė? Ne, džinas nevogė dalelių. Inkubas, kiek tu laiko randies šitam biolauke? Metai, mėnuo. Ir kas tave patraukė prie šito biolauko, kodėl tu jame esi? Jos energija moteriška. Kodėl būtent šitas biolaukas, ne koks nors kitas? Todėl, kad jis man tinkamas. Kodėl jis tau tinkamas? Ir ką reikia tam biolaukui, tai, kaip sakant, sielai daryti, kad tu daugiau nelystum į šitą biolauką? Energiją savo saugoti. Jisai rodo dar, perduoda man telepatiškai, kad jinai neturi, jis netgi daro įtaką tam, kad jinai neturi partnerio.
Ir kokiu būdu tai Tiesiog, vyksta? jis tiesiog blokuoja. Jis skatina tą mm, tokį kaip suvokimą, ne tai kad pasipriešinimą, bet tokį kaip nusivylimą vyriškąja giminė, bet ne visai, kad nusivylimą, bet tiesiog jisai tam įtaką irgi daro. Jis va toks kaip meilužis jai. Mhm. Ir ta raudona čakra, jos šitos čakros energija minta. Aš tiesiog, taip, man rodo, vaizdinį, apglėbęs savo tais. Gerai tada. Su visais liktai išsiaiškinome. Dabar mūsų yra reikalas išstatyti kanalus ir sugrąžinti visą juodą energiją, tamsią energiją reverso būdu atgal. Ir nėra pas mus kanalo su konstrukcija, ne? Jo, nėra kanalo konstrukcija. Ir Kamilė Septiliu. Tiesa, Vilktarko Arūnai, tas apvalkalas pas mus dar narve yra. Apvalkalas yra. Kieno apvalkalas? Kas šeimininkas šito apvalkalo? Du komanda. Tiesiog kanalą nutieski atsakinga. Ir susiformuoja kanalas po mano komandos 3 su atsakingu. 1, 2, 3. Į humanoidą. Humanoidas. Humanoidas, ką tas apvalkalas darė? Kokia paskirtis jo? Izoliavo ją nuo realybės. Kaip holograma veikia ar kas? Kaip veidrodis. Vandens veidrodis. Ir kokia paskirtis to vandens veidrodžio, kaip jisai veikia, man vis tiek neaišku. Jisai perduoda. Tas poveikis toks, kad tiesiog žmogus gyvendamas toj fiziniai plotmėj, jisai tiesiog neturi galimybės realiai jausti tą aplinką. Žmonės neypatyva taip kaip veidrodiniai karalystėje. Tiesiog kaip izoliuota. Ir tuo pačiu tas apvalkalas blokuoja ir kosminę energiją, jos patekimą. Tiesiog sudaro tokį lauką, aplink jos biolauką, kaip izoliuoto žmogaus. Gerai, formuojam tada kanalus ir grąžinsim visą negatyvą. Ir dabar Kamilė Septiliojų kopijai duodu komandą išprovokuoti, suformuoti svetimą negatyvę, patogeninę žemų vibracijų energiją. Jos biolauke taip pat susiformuoja kanalai į konstrukciją ir apvalkalą. 1, 2, 3. Yra kanalai. Pradėjo formuoti kanalą, kiekviena būtybė interferentas prieina prie savo kanalų. Ir aš duodu komandą Kamilė sprintumo energija visų ligų ir visko, ką ji galėjo gauti iš jų, grįžta jiems atgal. Eina, prasidėjo reversas. Visais kanalais. Žiūriu dabar. Jo, visais. Ir tokia tamsi, pilkai tamsi energija eina. Baigėsi reversas. Ir ant visų kanalų uždedam auksinio tinklelio filtrus. Yra filtrai. Ir reverso tvarka, Kamilė yra savo energijos šeimininkė, susigrąžina viską savo atgal. Sustiprinam, pagreitinam srautą 50 kartų. Teka energija. Iš Lizardo grįžta žalia. Į čakrą pasiskirsto jos. Iš konstrukcijos jos gimtoji energija. Šimkuba raudona energija. Iš to apvalkalo eina kas nors? Grįžo kažkas, bet nedaug. Tiesiog kaip skydo kažkokią funkciją atliko. Inkubas grąžina ką nors? Raudona energija jos pirmąją čakrą. Baigėsi reversas.
Tada pažiūrim, ar viskas grįžo į sielos pilnumą. Ir Vilma, prašau, pažiūrėk Kamilės sielos pilnumą, matai skaičių procentais 1, 2, 3. 100%. Nespėja dar niekur perduoti, vadinasi, viskas grįžo. Tai dabar duodu arachnoidui komandą. Arachnoidai, dabar išeini iš narvo kalėjimo ir ištrauki viską, ką esi palikęs savo šiame biolauke, visus savo pajungtukus. Ir grįžti į narvą ir praneši apie pasirengimą patikrinimui. Ir pranešimas visiems, jeigu kažkas liks šitam žmogaus biolauke, ar bandysit apgauti, būsit nubausti. Patikrinimo metu galite sudegti paprasčiausiai šitam narve. Nes išėjo nuo galvos, nuima tinklą savo, ištraukia adatėlės, grįžo. Humanoidas, tau niekur nereikia eiti, jeigu kas nors dar liko jos biolauke, viską ištraukė ir pasiėmė. Nepaliekė nė vieno daikto, nė vieno savo skysčio kažkokių tai lašų. Viską susirinkė. Jis pritraukia dar šiek tiek energijos tokio kaip skysčio iš to sprando srities. Viskas. Gerai, insektoidas, išeini iš narvo kalėjimo, ištraukė viską, ką esi palikęs, pasiėmė savo inkubatorių, nieko nepalikė ir grįžti atgal į narvą. Jis pasiėmė inkubatorių, savo skysčius susirinko. Grįžo. Lizardas, tavo eilė, išeini iš narvo, viską surinki ir grįžti atgal į narvą. Jis irgi pasiėmė savo toks glitus skystis. Tas energetinės supynės. Grįžo. Inkubas, išeini iš kalėjimo narvo ir susirinkė savo visus irgi artefaktus, daiktus, ką esi palikęs šitam biolauke. O jinai tikrai nori su manim atsisveikinti. Tikrai nori. Galim paklausti jūs. Jisai žiūri į ją. Kamilė, tu tikrai nori atsisveikinti su šituo inkubu? Tu pasižiūrėk į jį, ar jis tau tikrai patinka. Tai pasišlekštėja žiūri į jį. Taip, jinai nori. Tai va, inkubas. Išeini iš narvo ir viską surinki, nieko nepalieki. Ir kai viską surinksi, grįžti į kalėjimo narvą. Ir perspėju, tikrinimo metu, jeigu ką nors paliksi, sudegsi narve. Nes iš pilvo pačios pasiėmė savo kažkokį. Nelabai suprantu, kas ten kažkoks įrenginys. Grįžo. Džinas, tau nereikia niekur išeiti. Taip pat viską surinki iš šito biolauko. Kamilės nieko nepalieki. Eina iš Kamilės biolauko jo tos auksinės dulkės, kurios paskirstė. Grįžo. Tos dulkės ir baigta. Nematai, kokio yra lervos biolaukė, nėra. Ant sprando. Vieną matau. Jos sprando srity. Ten kaupėsi Gerai. pas ją negatyvas. Na, tai mes ją vėliau ištrauksim. Gerai, atliekame išsinchronizavimą. Ir aš duodu komandą išsinchronizavimui Kamilės energijų su arachnoidu, humanoidu, insektoidu, lizardo, inkubo, džino energijomis. Išsinchronizavimo procesas vyksta iki 100% ir pasibaigia automatiškai. 1, 2, 3 vyksta išsinchronizavimo procesas. Atlikta. Dabar Dar, atliksim. žinai, Arūnai, dar duok atskirą komandą su ten konstrukcija, jinai, man atrodo, buvo sinchronizuota. Ne apvalkalo ta konstrukcija. Toks kaip sinchronizavimas. Gerai, supratau. Ir aš duodu komandą išsinchronizavimui Kamilės energijų su konstrukcija, kuri randasi kalėjime narve energijomis. Išsinchronizavimo procesas vyksta iki 100% ir pasibaigia automatiškai. 1, 2, 3 vyksta išsinchronizavimo procesas. Atlikta. Gerai, dabar atliksim kontrolinį patikrinimą. Atsiranda visi nematomi ir paslėpti kanalai, taip pat visi lydintys
energetinį kūną nuo galvos iki kojų. Ir jei dar kažkas liko Kamilės biolauke, toje vietoje užsidega ryškiai raudoni švyturėliai, taip pat ir virš narvo to, kuris atsakingas už tai. 1, 2, 3. Švaru. Tada blokuoju visus kanalus, siūlau Kamilės subtiliai kopijai pakeisti visų pajungtukų čipų, daviklių, implantų, konvektorių polariškumą ir visų kanalų atjungimui. 1, 2, 3. Smūgis. Atjungiam visus kanalus galingų 1 milijono Hz šoko impulsų. Jo, atsijungia kanalai. Ir aš tada kviečiu pareigūną Kurtą ateiti į mūsų kambarį. Jis jau vietoj. Sveikinamės su jumis, Kurtai. Sveiki. Mes čia turim humanoidą, kuris bandė pavogti sielos daleles, jau 6% buvo pavogęs. Suprantu, jis sielų gaudytojas. Taip, nuskaitėmės informaciją. Sirijus. Jie pavieniai tokie gaudytojai, parazituojantis. Mes jį pasiimsim, nes jisai ir prie kitų žmonių dar pajungtas. Gerai, O dėkuoju. konstrukcija mums žinoma, tai sunaikinkit. Sunaikinsim. Gerai, dėkojame tada. Iki sekančio karto. Ačiū Jums, iki pasimatymo. Jo, jisai pasiėmė, išėjo. Arachnoidas pasiruošęs išeiti? Taip, jis pasiruošęs. Gerai, tada tu daugiau nepasirodys šitam biolauke. Ir atsidaro portalas viršuje prieš laikrodžio rodiklį ir arachnoidas pasiima viską, ką atsinešė ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Insektoidas pasiruošęs išeiti? Taip, jis pasiruošęs. Tu taip pat irgi nepasirodai daugiau šitam biolauke. Nesimaišai mūsų kelyje, nes mes jį periodiškai šitą biolauką tikrinsim. Ir atsidaro portalas viršuje prieš laikrodžio rodiklį ir insektoidas pasiima viską, ką atsinešė ir iškeliausius į savo egzistavimo plotmę. 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Lizardas pasiruošęs? Taip, pasiruošęs. Taip pat nesirodai šitam biolauke daugiau. Ir mūsų kelyje. Atsidaro portalas viršuje prieš laikrodžio rodiklį drakonų. Lizardas pasiima viską, ką atsinešė ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Jis taip įdomiai sureagavo, kai tu vos drakonų. Vos drakoną nepam. Jo, jis taip net atsisuko į tave. Akis išpūtė, ne? Jo. Gerai. Inkubas pasirengęs išeiti. Pasirengęs. Ir tu iš šito biolauko daugiau negrįžti. Jeigu mes sutiksim savo kelyje tave dar kartą šitam biolaukė, tai O gaila. kalbėsim kitaip. Atsidaro portalas apačioje prieš laikrodžio rodiklį ir inkubas pasiima viską, ką atsinešė ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Džinas pasirengęs išeiti. Džinas visada pasirengęs. Šaunuolis, kad tu būtum pasirengęs daugiau negrįžti į šitą biolauką. Ir šitą ne. Tai atsidaro portalas apačioje prieš laikrodžio rodiklį ir džinas išeina, viską pasiima ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Žinai, man dar tokia, džinui išeinant jam vienas auksinis pinigas iškrito iš šio to, atidaryk portalą dar apačioj. Jis liko narve. Tiesiog numesk jį. Ar į galaktikos? Į galaktikos branduolį. Neapsižiūrėjus. Atsidaro portalas į galaktikos branduolį. 1, 2, 3. Po mūsų kalėjimu.
narvais. Ir į galaktikos branduolį išeina pamesta džino moneta, konstrukcija ir Išėjo. apvalkalas. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Perinam prie magijos dažnių. Jei tokia yra, ji tampa matoma. Švaru. Perinam į neramių besiblaškančių bekūnių sielų dažnį. Jei tokių yra, jos tampa matomas. Yra kažkas. Sveikinamės, kas mūsų aplankė. Sveikinuosi su jumis. Aš Alisa. Taip, Alisa, kuom galim padėti? Man pranešė, kad jūs galite atidaryti man portalą šviesų. Norite išeiti? Taip, Kiek laiko jūs ieškot kelio išėjimui? metus ir 2 mėnesius. Kurioje Aš šalyje? labai skubėjau. Prancūzija. Kiek jums metų buvo, kai jūs išėjot iš fizinio kūno? 16. Ir Aš kaip tai nuskendau. nelaimingas atsitikimas? Ne iš karto supratau. Nuo to laiko ieškau portalo. Gerai. Ir atsidaro šviesus portalas į skaistyklą ir besiblaškanti Alisos siela išeina į šį portalą. Jie pasitinka toje pusėje. Tie, kas ją pažinojo ir buvo artimi. Išėjo. Pasitiko Uždarom. ją. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta, dar padėkoju jinai. Gerai. Mes visada pasirengę padėti. Perinam į bekūnius į brolių dažnį, jei tokių yra, jie tampa matomi. Švaru. Atlikta. Na ir klausim Kamilės, kaip jie jaučiasi. Puikiai. Mes Tokios savo energijos keistos. jau pašalinom iš tavo, kaip sakant, biolauko visus parazitus, kurie nereikalingi ir kurie trukdo tavo energijų pasiskleidimui ir darbui. Aš mokysiuosi Labai gerai. išmušti negatyvą. Jūsų darbas su jūsų energijomis ir, kaip sakant, biolauko švaraus palaikymas, tai mūsų geriausias darbo įvertinimas. Aš stengsiuosi ir mokysiuosi. Gerai, o kad dabar visas darbas nenueitų veltui, tai mes grąžinsim Kamilės subtilę kopiją į jos biorobotą. Ir energijos įsisavinimui grąžiname Kamilės subtilę kopiją į sistemą biorobotą sielą, įvedam, pajungiam ją prie kiekvieno vidinio organų, kiekvienos ląstelės. Galvos smegenų vingių vyksta pilna 100% energijų ir vibracijų sinchronizacija, harmonizacija tarp fizinio kūno ir energetinių subtiliųjų kūnų. Atlikta. Ir atsijunk nuo objektų ir persikelk į diagnostikos kambarį 1, 2, 3. Švietui.